Nu ką, aš vėl prie savo namuko, vėl vyksta judesys. Skaitykit, spaliais užsidengiau, spalių tinku, dasibaigiau. Ir va šitas jau baigiamas sluoksnis kažkoks lydesnis, gražesnis, ne, Juozukai? Jo, čia baigiamas sluoksnis, jau viskas, jau galima jau ant jo dar dažyti norint, galima palikti dažus, galima sukūrę dėti, jau dabar jau viskas užbaigiamas. Jo, dabar Juozukas jau taip ir paliksiu, jis man išbaus, bus baltas, ne? Pabaus dar jisai pabaus, jis jau žiūrėsis dar važiuoja. Jo. Tinkas skiriasi nuo paprastų tinkų, kadangi čia nėra žvyro jame dėta, jisai be žvyro, vietoj žvyro eina spaliai, eina, kanapės smulkinti spaliai eina ir plius ir šikliai eina, kad reiškia dėl skilimo, dėl prilipimo, vadinasi termotinkas, termoizoliacinis tinkas yra skirtumas tas. Ir dar šitas kažkoks, kad jis biški dar toks lydesnis, ne? Nu, jis dabar galima jį palikti įvairiai, galima jį daleiskim, čia jis dabar labiau užglaistytas yra, kokį mišinį padarai, bet jo galimybės yra įvairios. Jeigu dabar šitą mišinį, kai dabar ta siena yra, jeigu ją sušlapint, pavyzdžiui, pradžiūsta, sušlapint ir su kempinė, jie tada sušiaušia, tada jau spaliai išryškėja matosi. Nu, čia kiek pagal šeimininko skonį reikalas. Jo. Garso izoliacija, apšildymas. Labai gerai. Jei bus šiltas labai tikrai namukas, bus labai jau skaitau. Ir garsas geras, izoliacija gera, kvapas puikus labai, puikus, gaivus kvapas, gyvas nuo kanapės. Ir ilgaamžiškumas, va dabar aptinkavo 300 metų, taip gali stovėti. Viskas, jokios priežiūros nereikia. Mes šiaip žmonėm, kurie norime parodom pastatytus, kurie jau stovi. Ir va toks būdas, va šildymosi ir tinkavimo, ir netoks ir brangus palyginus su paprastu būdu. Kaip reikia tau krūvą padaryti, apšildyti, plionkės įtraukta, trečią. O čia spaliai užsikimšo, prisitrombavo, viskas. Ir izoliacija, ir nuo garso, ir šilumos. Sienos neskilinėja, neplišinėja, gerai silaiko. Na, patenkintas Juozukas, ačiū. Kompozitorius Juozukas, ai, kaip fainai mano namo. Atgaivino gražiai, padarė sveiką eko namą, aš labai džiaugiuosi. Žiūrėkit, nėra geresnės medžiagos, kad rąstas draugautų su va šitu. Čia juk čia spaliai ir čia susidraugavimas su medžiu amžinas eina. Geriausia medžiaga, kuri susidraugauja su medžiu. Taip, kad šita medžiaga uždengta tinku ir turiu kokį istoriją apšildinimo, izoliacijos. Nuo graužikų 100% apsauga, nelenda graužikai. Stato meditacijų salės, kad harmonija viduje. Jo, aš sakau, čia tokia medžiaga gyva, jei 1000 metų statybo šitą metodų, čia viskas yra užmiršta. Ir toks Juozuko būdai šitie ir protėvių statymo būdai. Todėl aš visą laiką pavaikysiu tokius žmonės. O, jo. Namukas, kaip gražiai nusitinkau. O, kokia siena glaisti. Nu, tikrai Juozuk gražiai pasistengėt, gražus projektėlis. Fainai. Va, dabar su mažesnė mišalkė padarėt, viską aptinkavot. Jo, viskas su mažesnė. Čia primityvi įranga, iš tikrųjų, čia gali žmonės patys padaryti, mes galim žaliavom parūpinti žmonėm, jeigu galit net biškį apmokinti, papasakot. Va, bus telefonas Juozuko kompozitoriaus paliktas, kas su kanapių šildymu norės kažką ar šildytis, ar apsitinkuot, ar dar kažką. Nežinokit, žmonės nedaug ir kuo brangiau gaunasi, o natūralumas, o ilgaamžiškumas ir viduj kvapas koks. Žinokit, čia vardinti ir vardinti. Garso izoliacija puikiai. Gal aš čia kaip pabrėšiu vieną dalyką. Yra galimybė, pavyzdžiui, mes esam padarę, čia mes dėjom 20 cm kanapę kompozitų, bet mes esam padarę namą, reiškia iš viso, va šito tinko aptinkavę namą. Yra užžinomos tas namas padarytas, yra, reiškia, stovi 8 metai jau yra. Ir kas leidžia mus atvežti žmonės, parodyti tą namuką, reiškia, yra įskilimų nėra, nieko nėra ir namukas įsilaikęs labai gerai. Ir dar šilumą laiko. Šilumą laiko, vidus ištinkuotas irgi, reiškia, tinko tai net nebešildant tinkavimas laiko. Jo termoizoliacinis tinkas, va šitas pats uždėtas, tik tai storiau, ten 10 cm uždėtas. Bet šiaip žmonės patys gali pasidaryti. Nusipirka smulkintų kanapių, nusipirka maltų, dasideda priedo ir tinkuoja namą. Paprasta, primityvi labai įranga yra. Va, Juozukui kompozitoriui skambykit, paaiškins biškį ir mišinius, kaip daryti. Aišku.
čia reikia patirties biškį turėti, bet... Žmogus, kuris moka tinkuoti, gali padaryti. Jo, Kuris moka jo. lyginti sienas, kuris moka ir nieko sudėtingo nėra iš tikrųjų. Pasiruošti mišinį. Man tavo vieta kokia faina, va, kur kanapė su medžiu sueina. Nu tiesiog fantastika, va tokios vietos. Sveiki, malonu. O jai kaip fainai, nu džiugu. Lietai kaip tai. Lietai. Žodžiu, mes darom čia kažkokį meno kūrinį. Čia tiesiog fantastika ir jis jau kyla vis aukščiau, vis detalių švies pradeda, vajansau, prabangumas ait pradėjo. Nu, čia mano meistriukai pagirsim tavogi gražų darbą. Smėlio molio mišinys pilnai natūrali priemonė. Pažiūrėkit, koks grožis. Nu, tiesiog fantastika. Patenkintas. Molius va užsitepė šuniukai, gražiai atrodo.